Ringo kampą kviečiamas kovotojas atstovaujantis Palangos sporto klubą Žvėris. Jūsų aplodismentai Deividas Jemeljanovas. Deividas Jemeljanovas pristatomas kaip pirmos kovos dalyvis, nors vieną dvikovą jūs jau turėjote galimybę stebėti, tačiau tai buvo atidarimo dvikova, dabar aštuoni tarpusavio susitikimai tarp Deivido Jemeljanovo, Palangiškio Žvėries atstovo ir Manto Kandratavičiaus, Kauno klubas Dain Ralfas. Nedažnai pamatys kovotoją lipantį į ringą pagal GNG sindikato atliekamą dainą, bet aišku, nieks to nedraudžia. Deividas Jemeljanovas. Deividas Jemeljanovas, Palanga. Gerbiami žiūrovai, jūsų dėmesį. Ir jo priešininkas, kaunietis Mantas Kandratavičius. Dain Ralfas yra ne vienas sportininką išugdęs į didįjį Siemens arenos ringą. Pirmoje atidarimo dvikovoje nugalėtojas neišaiškėjo. Pirmoje dvikovoje buvo paskelbtos lygiosios. Žiūrėsime, kaip bus dabar. 71 kg svorio kategorijoje, 3 raundai po 2 minutės. Vėl K1 taisyklės. Ringo kampas. Palangos sporto klubas Žvėris. Deividas Jemeljanovas. Deividas Jemeljanovas jau pristatytas. Kauno sporto klubo Dain Ralfas kovotojas Mantas Kandratavičius. Ir kaunietis Mantas Kandratavičius. Kilogramas K1 taisyklės, 3 raundai po 2 minutės. Ringo referi Vidas Lešinskas. Na ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis čia. Šiokia tokia pauzelė ir ringo referis kviečia kovotojus žengti į ringo vidurį tam, kad būtų galima pradėti šią dvikovą. Lietuvos trispalvė ant šortų Palangiškio. Ir jis aktyviau pradeda šią kovą. Na, kalbant apie Dain Ralfą, jau minėjau, kad ne vienas ir ne du kovotojai būna ir didžiuosiuose turnyruose Vilniaus Siemens arenoje. Tada, kai susirinka stipriausi kovotojai iš viso pasaulio. Šiame renginyje didžioji dalis yra vietinių kovotojų, tai yra Lietuvos atstovų. Taip mes matysime Latvį Daniką Vesnenovą, matysime Lenką Marčiną Durką. Ir matysim dar vieną Lenką, Davidą Mirkovskį. Ir tai yra viskas, kalbant apie ne Lietuvos atstovus šiame renginyje. Čia jau dvikova yra gerokai atviresnė, galbūt tai prideda ir didesnis svoris. Tačiau, žinot, kai būna didesnis svoris, yra gerai, tačiau kada jau būna jis per didelis, tada vėl būna prastai. Atrodo, kad Jemeljanovui patinka apsisukimo veiksmas ir būtent po apsisukimo jis bando atlikti smūgį. Kol kas tokių labai gerų smūgių jis nesugebėjo atlikti, bet pirmajame raunde yra tikslesnis už savo varžovą, aktyvesnis ir drąsiai galiu sakyti, kad pirmajame raunde jis bonuso taškų yra surinkęs gerokai daugiau už savo priešininką, už savo varžovą, kuris kol kas arba neranda savęs, arba taupo jėgas antram ir trečiam raundui. Netrukus baigsis pirmoji 2 minučių atkarpa.
Ir štai yra viskas. 2 minutės baigėsi, dabar pertraukėlė ir 1 minutę turės sportininkai kada atsipūsti, kada atsigauti. Na ir Alytaus mergaitės, spėju, kad vietinės paskelbė žiūrovams apie tai, jog netrukus bus antrasis raundas. Pažiūrėkime dar kartą į tuos vaizdus iš pirmosios 2 minučių atkarpos. Iš to, ką čia matome, taip, Jemeljanovas yra aktyvesnis, bet tikslo tie smūgiai labai retai, tikslą tie smūgiai labai retai pasiekia. Ir kovotojai vėl kviečiami į ringo vidurį tam, kad pratęstų savo pasirodymą, kad pratęstų dvikovą. Pirmajame raunde matėme su šalmu buvo Mantas Kandratavičius, dabar nusėmė jį. Galbūt jis ir nėra reikalingas. Ir teisėjas turi bent trumpam įsikišti, kad nebūtų klinčo. Čia neblogą ataką nusprendė suregzti kaunietis. Ir vėl tikslių smūgių netrūksta nei vieno, nei kito veiksmuose. Gynyba yra neabejotinai suprastėjusi ir dabar yra tas momentas, kai galima galbūt palaužti savo varžovą. Kandratavičius neabejotinai antrajame raunde yra aktyvesnis nei pirmame. Štai taip, pabando nuversti varžovą. Jemeljanovas. Reikia pripažinti, kad nedaug trūko jam iki sėkmės. Na, su tais smūgiais apsisukant, kol kas didelės naudos nėra. Na taip, gal sutapo, kad tiek pirmajame, tiek antrajame raunde pradžia ir pirmoji minutė yra įdomesnė negu raundo pabaiga. Ir čia dar kart per kojas, na štai taip, bando per atraminę koją pagauti nepasiruošusi varžovą. Ir štai taip, publikai tai patinka. Paprašo sutvarkyti amuniciją dabar Deividas Jemeljanovas ir tuo metu lieka tik 10 sekundžių iki raundo pabaigos. Viskas spręsis trečiajame lemiamame raunde. Antrajame Mantas Kandratavičius yra neabejotinai geresnis už save pirmajame raunde. Na ir Deividas Jemeljanovas jėgų yra atidavęs, man atrodo, daugiau už savo varžovą, bent jau toks pirmas įspūdis. Jau antrajame raunde tikrai yra į ką pažiūrėti. Antrasis raundas jau yra žymiai panašesnis į gerą dvikovą. Na, aišku, kad kartais prisitaikymui tos 2 minutės yra reikalingos. Na ir netrukus trečiasis paskutinysis raundas šioje kovoje. Finalinis raundas. Ir tai, kaip dabar pasirodys šie kovotojai, toks bus ir rezultatas. Manau, kad po pirmųjų raundų 2 yra pakankamai panaši situacija. Tikrai nėra kažkuris iš kovotojų stipriai žengęs į priekį. Ir labai dažnai renkasi Palangiškis smūgiuoti per koją varžovui. Dabar po to smūgio dar ir keli bandymai užvožti į galvą, bet tuo pačiu ir gauna
pats Deividas Jemeljanovas. Mantas Kandratavičius, išskyrus pačią pradžią, tikrai nenusileidžia savo priešininkui. Ir galbūt net daugelį situacijų jo veiksmai yra įdomesni nei Deivido Jemeljanovo. Teisėjai turės priimti labai sunkų sprendimą. Vieną kartą jie taip ir neišsirinko, kuris kovotojas buvo geresnis. Tai buvo atidarimo kovoje, šioje pirmoje kovoje. Kažkaip jaučiu, kad Deinralfo klubo atstovas turėtų iškovoti pergalę, nes trečiajame raunde jis valdo situaciją. Jeigu pirmajame raunde jis atsiliko, jeigu antrajame raunde rezultatą išlygino, tai trečiajame raunde jis, pažiūrėkite, Deividas Jemeljanovas jau neturi visiškai sveikatos ir jam yra būtinas poilsis. Jeigu veiksmas truktų dar 2, 3 ar 5 minutės, tai Jemeljanovui būtų labai liūdna. Ir toliau Mantas Kandratavičius. Geras vaizdas, o čia nebe išsilaiko ant kojų Deividas Jemeljanovas. Tikrai labai kokybiškas trečiasis raundas. Ir po jo teisėjai turės skelbti savo verdiktą. Štai tokiu veiksmu prasidėjo tas trečiasis raundas, netikslių veiksmų, tačiau čia buvo ir labai gerų veiksmų. Vienas iš retų paties Palangiškio smūgių apsisukant, ir čia turbūt pati geriausia šios kovos ataka iš tų visų 6 minučių. Čia viskas atrodė užtikrinčiausiai. Teisėjai, aišku, gali turėti visai kitokią nuomonę. 71 kg svorio kategorija. Gerbiami žiūrovai, teisėjų sprendimu pergalę iškovojo. Lygiųjų čia nėra. Raudonasis ringo kampas Mantas Kandratavičius.